Jau aikštėje rungtynių teisėjas duoda leidimą pradėti rungtynės ir jos prasideda to, kad Kristofas Belsas iš karto siunčia kamuolį į dešinį kraštą. Dainavai, kaip jau pastaruoju metu mes esame taurės finalininkai, kelialapio Europą negaus. Ir jeigu taurė iškovos, tarkim, Žalgiris, tai ketvirtoje lygos vieta keliautų Europos lygos turnyrą. Ir jeigu, tarkim, tiek pat taškų galtinėje turnyro rikiuotėje į Dainavos komandą žaidžiant 77-ojų numerio. Tiek to, susupratome viską, kaip čia kas yra. Dainava komanda... Na, nuo sezono, nuo vasaros tai tikrai mačiau praktiškai visus salis krūvis. Žaidėjai ne 20 metų ir galbūt ir jam reikia kartais truputėlį atsikvėpti, truputėlį pailsėti, o realiai, na, jeigu neleis Radzinevičiaus, tai kas ateis į priekį. Eibaras smagiai žiūrisi pradžioje rungtynių. Baranovskis ir Kamara, Sepė ir kas be ko, Rokas Janilionis. 55 numeris. Stankevičius, gražiai pasitvarko kamuolį. Šiandien Kęstutis Balčiūnas. Kalbu apie tai, kad komanda jau senai negali pakilti aukščiau lentelėje. O tokia situacija nusiteikti mūšiui yra sunku, jo labiau, kad yra ir daug būtinių problemų viduje klubo, apie ką žaidėjai ir epizodų išgrūtina žaidėjus. Nes žinome, kad yra pasaulinių žvaigždžių, kurie, sakykime, apskritai kėlė vos ne iš lūšnynų ir žaisdavo apskritai ant smėlio, susplyšusiais būtais taip toliau ir panašiai, bet jų valia. Nors vienu metu nuo vasaros pradžios, kokius 5-4 turus, prisimenu reguliariai, Dainava žaisdavo su 5 gynėjais, 5-4-1 schema. Sūduvos, aišku, klasė jaučiasi ir šviežumas. Kristofas Belsas, Sūduvo varžovų gynyba, Baranovskis, vėl baudos aikštelėje, jo perdavimas čia, Eibaras. Dainava kol kas kamuolio nepalaiko, tiesiog ginasi ir atsimušinėjo. Oi gerai, ir dabar nepavyksta pataikyti, paskui va toks smūgis. Akrobatiškai, gražiai, per save, na, 16 metrų, 20 metrų atžymą. Tramenė nebūna pražangų praktiškai iš tų vietų, kur galėtų pramušti Sūduvos snaiperiai. Žaidėjai, kurie baudos smūgius atlieka. Sūduva turi gerų. Nolius Ramonas priminsis prie komandos vairio. Dėjo tikrai kitomis spalvomis ir labai smagiai žiūrisi. Ruso į baudos aikštelę. Dar vienas pavojus. Niekas tuo nesibaigia. Ten Šublinskas. Galva ir Dainava tiesiog atsispardo. Praleistas lyginai anksti. Laiko dar labai daug, o Sūduva nuo to tik tai, manau, įgaus tokį. Dar didesnį pasitikėjimą savimi, savo jėgomis. Keitimas. Ir tai ką aš sakiau, ar ne? Belsas nelabai formoje. Ir keitimas. Vietoje Favaras Anjekanas. Na, nepastebėjau, kad būtų Belsas patyręs traumą, kita vertus. Na, su Niekanu viskas tvarkoje jis. Tarsi žaisdamos, sakykime, komandos skirtingose lygose. Lyg viena būtų iš A lygos, kita iš pirmos lygos. Kombinacija pridėt. Tai verčiant į lietuvių kalbą, muš pirmin ir kombinacija pateteis. Na tai vat panašiai, kol šiandien žaidžia ir Alytaus Dainava. Oi, pasižiūrėkite, čia jau baudos aikštelė, Ruso. Radzinevičius ir dabar gynybinės pozicijas, opozicinėme puolime Dainava šią dieną nieko negali pasiūlyti Sūduvai. Činikas, maloniai su kamuoliu, nes žaisdamas be kamuolio, tu nubėgi kur kas daugiau, tu kur kas labiau pavargsti, o žaidžiant su kamuoliu, taip kaip žaidžia Sūduva, tai tu tam tikrą prasme net ir ilsiesi. Ir tai yra dar vienas mačų, laukia to ir Sūduva, jeigu jį šiandien laimi, labai tikėsis, kad Trakai suklubs pakruoja. Gerai Sepė kovoja, bet pažiūrėkit, kaip Baranovskis kiek jėgų atiduoda net ir prieš aukštesnį varžovą. Na, čia eilinis Dainavos atspindys žaidimo. Nors dabar, na čia vėl nepailsintis Baranovskis. Pirmame kėlinyje jo niekas nesugaudo. Puikiai žaidžia Baranovskis, nėra nuošalė, Šublinskas ir nepavyksta išnaudoti šansą. Čia būtų buvusi nuošalė, todėl kamuolį ir nebeima. Tai turbūt buvo pirmas toks pabandymas iš Dainavos pusės bent jau atlikti smūgį vartų link. O čia matome klaidą. Ir Favaras Anjekanas. Čia jau šansas Dainavai, Anjekano. Numatė. Čia labai gražiai išėjimas į puolimą, Baro perdavimas, Tomas Radzinevičius reikia mušti, Tomai ir 2-0. Bravo! Išlaukė,
Visos išmaudė ir 2-0. Kur matė vis dar 0-0. Galbūt ir nelabai gražiai atrodo, bet mes žinome, koks yra tikras rezultatas, jis yra 2-0. Nuo Dainava žiūrint, į lentelę, aišku, krenta iš lygos. Čia galutinė sudėtis kitam sezonui. A lygos komandų paaiškės vėliau. Baranovskis kapituliavo prieš Kazlų Rūdos 0-3. Prieš tikrai ne pačią stipriausią pirmos lygos komandą šiame sezone. Čia Stankevičius. Na, panašu tai, kad Audriaus Ramono išvykimas. Tai, kad šiandien nėra Kveduko, jokia problema Sūduvai. Tai būtų tik tai logiška, nes sezono galas rezultatai jau turi. Kodėlgi neleidus šiek tiek ir tam jaunimui pažaisti. Tarkim, kokio Karolio Kveduko. Ką iš savo pusės gali padaryti Sūduva sezono pabaigoje, tai laimėti šias rungtynes ir kitas. Ir kol kas panašu, kad komanda yra pilnai ir nusiteikusi visą tai padaryti. O teisėjas neprideda laiko prie pirmo, kad vietoje Fabio Pasanio Kęstutis Balčiūnas. Toks keitimas ir jau 2 keitimai Alytaus Dainavos komandai atlikti. Na, tu tarpu Sūduvoje keitimų nėra, tačiau apšilimą aktyviai darė ne vienas žaidėjas per ilgą rungtynes, kurie irgi stebi šias rungtynes ir sakė, kas tas 90 numeris, sakau, Marko Bianči. Sakau, turbūt labai jaunas, sakau, na, nelabai jaunas, toli gražu. Ir tikrai žaidimas jo šiandien labai nekoks. Ne jo viena, aišku. Visa komanda šiandien žaidžia silpnai. Visa komanda šiandien žaidžia silpnai, nes Gaurilovas antrajame kėlinyje pasikeitė šitą situaciją. Jis dabar jau pastatytas į vidurį, o krašto gynėjų žaidžia Rokas Janilionis. Iš toli, paskui Radzinevičius iš kelių metrų. Ir paskui dar krito ir trečiasis įvartis, kurį pelnė Marius Šoblinskas pačioje kėlinio pabaigoje. Baranovskis, kamuolį į vartus įeiti Sūduva, nors mintis perdavimas, kas ten buvo gerai dabar tikrai. Eibaras, kaip gražiai pasitvarko kamuolį, techniškas tikrai žaidėjas. Jis yra rezultatyviausias Alytaus Dainavos žaidėjas šiame sezone, tačiau nepaisant to startinės sudėtyje nelabai žaidžia. Bent jau pastaruoju metu treneriai jį leidžia į aikštę nuo suolo. Čia matome, Dainava bando palaikyti kamuolį. Nors tai yra namų Dainava aikštės pusėje. Visa komanda ginasi. Vėl Baranovskį. Šis į baudos aikštelę ir uždirba kampinį savo komandai nuo Kamara. Jo žaidžia prie Dainavos vartų. Renaldas Stankevičius, aikštė turbūt palieka Dainavos komandoje. Vietoje jo, jei neklystu, kas ten žygiai. Tiesą sakant, net ir taip komentuoti rungtynių nėra labai lengva, kai mes matome vienos krypties futbolą, žaidimą į vienus vartų. Šiandien, tiesą sakant, nemažai tokių oro dvikova laimi. Čia turi kristi įvartis ir tiesiog kažkokius kriminalo ten nebuvo. Tai situacijoje. Kamara. Labai netikslus greitesni, šviežesni, techniškesni. Yra Sūduva žaidėjai šiandien. Ir dar vienas eilinis kampinis. Pirmame kėlinyje buvo po standartų praktiškai jokio pavojaus, nors jų buvo labai daug. Čia vėl Baranovskis. Vėl galima atlikti gerą perdavimą. Į baudos aikštelę ir dabar va toks epizodas. Per pertrauką mačiau, kad kalbėjusi su koridoriuje su keliais žaidėjais. Aišku, Dainavos treneris natūralu, kad turi ką pasakyti savo vaikinams, kažkokių galbūt individualių pastabų, būtent kaip reikėtų pagerinti žaidimą, kaip reikėtų judėti aikštėje. Kol to padaryti nelabai pavyksta, Niekanas techniškai iš savo kamuolį. O dabar jau spaudžiami yra Dainavos žaidėjai. Taip liaudiškai tai. Keitimas aikštės viduryje. Ir keitimas suprantamas, nes
Reikia suteikti, manau, šansą visiems. Žmonių yra prie Balčiūno. Aniekanas gerai kraštą link Balčiūno. Balčiūnas eina į vidurį. Ieško įkirtančio Aniekano. Perdavimas netikslus. 80-ojo. Tai jo aikštėje jaunas žaidėjas. Aukštas žaidėjas, kuris, manau, parodės dar tą savo meistriškumą ir ką gali pademonstruoti. Iš karto Gazinevičius prašo Puzarą kamuolio, pasirodys aikštėje, matos, kad labai nori šis jaunas vaikinas parodyti save. Labai nori atlikti kokį nors smūgį į vartus. Ir čia Puzara kairiuoju kraštu rūksta, yra Vaskela, Vaskelos geras perdavimas, na. Ir dabar jau ir ketvirtoji vieta, Sūduvai šią dieną būtų, na, fantastiškas iš tikrųjų rezultatas. Žiūrint iš dabartinės situacijos. Tai parodo, kad Sūduvai šiandien žaidžia komandinį žaidimą. Ir yra pavojinga visose aikštės vietose. Iš tikrųjų kraštai šiandien aktyviai dirba ir aikštės vidurys. Dainava tiesiog neturi ką prieš priversta žaisti netgi namų rungtynės ne Alytuje, o kažkur Kaune. Beje, 5 įvarčiai ir 5 Kardokas. Jo geras perdavimas link Radzinevičiaus yra pats Kardokas. Ir Markas, neįmuša 6-0 vis tiek. Įvartis krenta, kas ten va. Ir salės futbolo žaidėjai yra čia, kurie stebi rungtynės. Ir jie irgi mato šiandien visiškas Sūduvos dominavimą. Vėl be nemažos dalies svarbių žaidėjų, sakykime. Nėra Udžės. 4. Fabio Posanio, 16. Kęstutis Balčiūnas, 19. komandos kapitonas Edvardas Gaurilovas, 33. numeris Serhijo Ui, 45. Vaidotas Rutkanis, 90. Marko Bianchi, 92. Renaldas Stankevičius, 99. Mohamedas Kamara bei vyriausiasis komandos treneris Marko Raginio. Čia iš karto vos tik prasidėjus rungtynėms pražanga aikštės pole. Kitos rungtynės vyko Gargžduose ir ten visiškai kitoks vaizdas. Ten žaidė vieni iš outsiderių ir Granitas sutriuškino be gailesčio Gargždų bangą 6-0. Čia Kristis Andreu šiandien dešiniojo saugo vietoje. Startinė vienuolikė. Dainava vieną įvartį čia Vilniuje yra pasiekusi. Bet aišku, atgalios gavo net 9. Ir iš viso bendri rezultatai tarpusavėje šį sezoną vidurio gynėjo vietoje. Čia Marekas Zubas nepatenkintas Aivaro Bražinsko žaidimo epizodu. Tuo tarpu Mohamedas Kamara duoda kamuolį Renaldui Stankevičiui. Šis klysta. Įrašytas kaip 75. numeris. Prie kamuolio Mohamedas Kamara. Ir jo, toks labai nepavykęs perdavimas Renaldui Stankevičiui. Jankauskas bando keisti atakos kryptį, nepasiekė kamuolys Jakubo Vilko. Kamara į priekį. Manimų gal kiek per anksti žengusi Roką Janilionį. Andreu. Ir pražanga vėl prieš jį, kol kas dažnai skriaudžiamas yra Kristis Andreu. Dabar Kęstutis Balčiūnas. Mažai kas to tikisi, bet bent rungtynių pradžioje atrodo, kad Žalgiris taip vieną koją pradėjo mačą. Na, bet jeigu Dainava štai taip neatsargiai perdavinės kamuolį vieni kitiem Lietuvos jaunimo rinktinės nario pusės. Korsakas kerta į baudos aikštelę, štai dabar perdavimas Baniuliui. Ataka tęsiasi. Vilkas. Dainava vėl jį perima žalgiriečiai. Jankauskas siunčia į dešinę pusę Vilkui. Janušauskas. Korsakas. Kuklys. Edvinui Baniuliui skirtas perdavimas. Kamara kamuolį perima. Fabio Posanio jau į priekį. Korsakui kol kas nelabai sėkmingai klostosi šios rungtynės. Jo dauguma perdavimų būna netikslus. Neįstengia įveikti Kornelijaus Timofejevo. Šis vartininkas, manau, kad yra geriausias žaidėjas šiame mače kol kas. Galutinėme rezultate gavosi.
Kuklys. Pilibaičiui skirtas perdavimas. Kamara. Dabar nepatenkintas Muhamedas Kamara yra priekyje buvo. Pilibaitis šiandien labai įvairiose pozicijose žaidžia, daug migruoja po aikštę, pradedant atraminius. Ir kągi pakeitė Hvesko, netrukus išsiaiškinsime. Niuadži jau kairė, taigi galbūt jį pakeitė Marko Raginį. Čia Andriau kovoja būtent su Hvesko dėl kamulio, laimį Žalgirio komandai. Rokas Janilionis, 90-asis Marko Bianchi, 92-asis Renaldas Stankevičius, 99-asis Muhamedas Kamara, vyriausiasis treneris Marko Raginį, o Kuklys kels nuo pozicinių Vilniečio atakų. Janušauskas vienu lietimu kairę koją, bet ten labai jau daug žmonių baudos aikštelė ir pramušti tą virtinę šansų mažai. Kamara. Perdavimas tiesiog Aivarui Bražinskui. Šauskui šis ieško Seržo Niuadži, bet suranda tik Marko Bianchi. Taigi vaizdas labai panašus ir po pertrauką. Vaidotas Rutkauskas, Kamara į priekį. Gaurilovas ten ir Antonijo Sepė, kuri mes nežinome. Baudos aikštelėje sumaištis Fabio Posanijo. Ją pristabdo tiesiog nerizikuodamas ten Liuga dešinėje, Andriau kairėje. Priekyje atakos smaigalyje bus Pilibaitis su Niuadži. Pilibaitis, aišku, kiek žemiau, jeigu taip galima pasakyti. Dabar Ervinas Hvesko. Leliuga. Pasirodysintis aikštėje bus Danielis Romanovskis. Kiek teko šį sezoną matyti šį jauną futbolininką. 18 metų yra Danieliui Romanovskiui, tai Vilniaus Žalgiriečio komandoje Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje tikrai neblogą įspūdį palikdavo Romanovskio žaidimas. Ten jis vienas lyderio, ten jis aikštės vidurio generolas. Čia Žalgirio Korsakas. Jo perdavimas, Kristis Andriau ir Kamara. Kamuolį perima, Gaurilovas pradeda kontratakas, ten solidžiai atrodydavo viso sezono metu, taip ir bus. Pilibaitis jau priekyje, atakos smaigalyje, Romanovskis viduryje, Niuadži išsaugo kamuolį aikštėje Seržas Niuadži, tačiau gražiai čia be pražangos gynasi prieš jį Sergio Ui. Paliau šoninės linijos. Kuklys. Kamara. Per stipriai, jokių šansų ten Rokui Janilioniui. Tai nepavyko ir daug klaustukų, aišku, liks dėl kito sezono, ar bus Dainava lygoje. Jei bus, tai kokia jį bus. Na, aišku, tik viena, kad Dainavos komandoje Marko Raginį kol kas antrojo keitimo neatlieka. Žaidžia tie patys žaidėjai, nors be atsarginio vartininko reikia būti naiviems, taip tikrai neatsitiktų. Na, bet tiesiog gal šviežios jėgos ir praverstų svečiams. Kamara. Klysta Kamara. Leliuga. Suklumpa Romanovskis, tačiau perdavimas sugebėjo atiduoti Janušauskui. Janušauskas šiandien laido vieną po kito, štai tokius smūgius. Keičia atakos kryptį Niuadži, Ervinas Hvesko ten sėkmingai žaidžia galvą. Kamara Gaurilovui. Šilėnas, Niuadži. Kamara. Link Antonijo Sepės. Stankevičius žemą perdavimą pasirenka. Janilionis, Kamara ir štai buvo
Buvo proga Serhijo Ui ten ataką. Čia jis Renaldas Stankevičius, taigi puolėjas vietoje puolėjo. Favoras Sanjakanas Greitačka, Pilibaitis labai sėkmingai žaisdavo atakų smaigalyje. Rutkauskas, Kamara, Gaurilovas, vėl Kamara, Rutkauskui labai siaurame plote čia su kamuoliu žaidžia Dainava, bet žaidžia visai gerai. Turbūt 2 minutės, mano spėjimas būtų toks. Sepė. Perdavimu.